Avižinių dribsnių košė Aktyvus, tavo energijos šaltinis. Tiesiu kelionę po Anykščius, lankausi Anykščių labirintų parke. Patys pažiūrėkite, kaip čia smagu! Ujaza! Labas! Opa. Man viskas gerai man! Kaip smagu pradumti su vėliu. Sveikinuosi su parko šeimininku Deividu. Labą. Kokias pramogas siūlote šeimom? Pas mus galima rasti nuo pačių mažiausių iki vyriausių. Yra skirta vaikams ir karuselė, ir vairavimo mokyklėlė. Kokia vairavimo mokyklėlė? Traktoriukų vairavimo mokyklėlė. Traktoriukų? Taip, vaikai gali mokintis vairuoti ir užaugę būti traktoristais. Nėra bloga specialybė. Taip, tada ir mini golfas šeimai nuo 3 metų iki senelio. Pats skrydis, kur pralėkiai vėliu. Taip, tada yra vandens kamuoliai, yra šaudykla, yra naujos padangos, nusilydimai ekstremalūs. Tai yra veikti tikrai daugam. Plius dar kreivi veidrodžiai. Užmiršau paminėti. Ir dar labirintą turit, man atrodo. Taip, tiesa, dar 3 labirintai. Ir šitam labirintų parke yra 3 labirintai. Jie visi 3 skirtingi dydžiais, tikslais, ką reikia nuveikti. O tai norėjau ir paklausti, tie labirintai yra tiesiog labirintai, eini kelias iš kelio, ar juos reikia atrasti išėjimą? Taip, tai vienam labirintui reikia atrasti išėjimą, kitam labirintui reikia rasti centrą, o trečiam reikia lenktyniauti tarpusavį. Nijolė draugė su Deividu keliauja išbandyti pramogų, kurios laukia visų atvykusių į labirintų parką. Tokia smagi U raidelė. Sakiau, greitis bus, sakė, bus. Tai kadangi čiuošiu aš, kiekvienas turi nusitempti savo padangą pats. Stop! Su arbaletu? Šaudysim su arbaletu. Su arbaletu dar nesušaudžius. Arbaletas užtaisytas, šauk Nijolę. Kur yra? Mėlynan. O klausykit, bet gali būti, kad trupučiuk nesuderinta, ne kas nors? Taip, čia garantuot ir nesuderinta. Trečias kartas nemeluoja, strėlė pasiekia raudoną taikinio zoną. O. Raudona, gerėja rezultatai. Sužeidžiau. Metas išbandyti kreivų veidrodžių karalystę. Stambėjau? Valgau ir stambėjau. Madelka. Nijolei Deividas siūlo apžiūrėti save net 6 kreivuose veidrodžiuose. Nijolė, spėk, kurį veidrodį norėjo įsigyti kone kiekviena čia atvykusi moteris. Va šitas. Va šitą norėčiau ir aš. Namučio. Gal pačiai nelabai reikia, bet sakykim. Reikia. Deividai, noriu padėkoti už nuostabią viešnagę. Aš keliauju į apvalų į labirintą ieškoti centro. Sėkmės, sustiksim centre. Centre. Gerai. Ate. Į dešinę ir į kairę. Nesakote, ne? O, čia tai labirintas. Sveiki atvykusi mūsų Kalitos kalną. Sveiki, malonu. Kviesiu iš labirintą čia? Taip, kviesiu pasinaudoti mūsų puikią pramogą. Turime vasaros rogutes, kurios veikia ir žiemą, ir vasarą. Galima ir žiemą, ir vasarą? Taip, ir žiemą, ir vasarą, ir nesvarbu, ar saulė šviečia, ar lietus lyja, jomis galima važiuoti. Smagu būtų ir šiaip pasileisti nuo šitą kalną. Pasileisti galima su kitu. Kalitos salto unikaliai irgi pramoga, kas nebijo ekstremalių pojūčių, galima išbandyti ir taip. Pradžiai pradėkime nuo rogučių. 500 metrų ilgio vasaros rogučių trasa, kurioje yra 5 posūkiai, tramplinas ir kilpa, galima skrieti net iki 40 km/h greičiu. Kągi, Nijolė, prisisegam saugos diržus ir gaudome tyrą Anykščių vėją, vienintelį tokio atrakciono Lietuvoje. Pasitikrinam, stabdžiai veikia? Stabdžiai veikia. Stabdyti ar nestabdyti? Nežinau, galbūt. Aha, kaip smagu. Gerai. Aš noriu dar. Aš noriu greičio. Velniškas greitis, dangiškas greitis.
Nori tai nori, palydim Nijolę prie tikrai velniško greičio. Jūsų ausų saugumo dėliai atjungėme jos mikrofoną. Kodėl, galite pamatyti patys. Avižinių dribsnių košė aktyvus, tavo energijos šaltinis.